Žodžiu, nuėjo 3 vyrai į pirtį. Darbininkas, verslininkas ir Seimo narys. Nusirengė ir pas visus iki kelių. Pas darbininką rankos, pas verslininką pilvas, o pas Seimo narį liežuvis. Va taip. Dar vienas. Kai laisvo elgesio mergina pakeitė furisto padangą, tolimųjų reisų vairuotojas suprato, kad sutiko savo gyvenimo meilę. Šiandien buvau pas dantistą, tai žinokit, dabar nebegaliu nieko valgyti, nes nebėra pinigų. Dar vienas toks, žiūrėk. Sakykit, prašau, kas per kvailas jūsų sūnaus Dariaus įprotis kabineto duris atidarinėt kojom? Kas čia per įprotį, sakykit? Ai, nu žinokit, nekreipkite dėmesio, jis prieš tai, matot, are dirbo. Tai džiaukitės, nes prieš tai kabinetą eidamas jis granatą mesdavo. Vos ne vos atpratinom. Dar keli, dukra klausė mamos. Klausyk, ar mano tėtis, tavo vyras yra kuklus, ką? Mama atsako, taip, žinok, taip, dukrelė, kuklus, nes kitaip tu būtum 5 metais vyresnė. Dar vienas iš karto. Vyrai, atsiminkit, judėjimas yra gyvybė, o neatsargus judėjimas nauja gyvybė. Prašiau rankos ir širdies, o gavau ilgą liežuvį, skaudančią galvą ir didoką užpakalį. Tai kur čia teisybė? Dar vienas, nuostabi moteris. Tai yra juk visas pasaulis. Gaila, kad kartais vyrai žiūri tik į 2 pusrutulius. 2 mergiotės kompiuteryje varto nuotraukas iš paskutinės asmeniukų fotosesijos, sako, ir snukelis. Aha, o tu į mano pažiūrėk. Tai čia aš į tavo ir žiūriu. Jūs buvot superinė, ačiū, kad siuntėt.